Čia visiems eruditam. Sveiki. Šitą video skiriu visiems tiems, kurie netiki gerais dalykais, kurie netiki pozityviom naujienom. Jeigu per televizorių parodo kažkas sudegė, kažkur buvo žemės drebėjimas, visi sakom, Dieve, kas čia atsitiko, kaip gaila ir taip toliau, visi tikim. Jeigu per televizorių parodys, kad galima užsidirbti aukso laitelis, 24 karatų 999,9 prabas, nesąmonė, kas čia vėl piramidė ar ne, o gal kažkokia grandinė, Švento Antonijaus ir taip toliau. Dabar žmonės, atsibuskite. Ne visiems šitas biznis, ne visiems šitas verslas, nes reikia vis tiek skirti laiko. Jeigu jūs neskirsite laiko, nieko iš to nebus. Jeigu jūs neskirsite laiko tam, kad išmoktumėte informaciją ir suprastumėte, apie ką čia eina kalba, aišku, kad nieko nebus. Jeigu jūs tik pakalbėjote su 2 žmonėm, nes jums reikia atrasti 2 klientus, kurie irgi norėtų pirkti auksą, sudominti juos šitą auksinę aukso pirkimo parduotuvę, internetinę parduotuvę. Jeigu jūs neįdėsite pastangų, tai ko jūs norite, bet jūs nieko nepasieksite ir gyvenime. Taigi nereikia kaltinti kitų, kad mano gyvenimas nenusisekęs, kad aš turiu gyventi iš bedarbystės pašalpos, ar kad man taip, ar kad anas. Gerai, aš nesu kažkokia kritiška ir kad nebūčiau čia labai vulgari, nes kai pasidarysiu vulgari, tai tada pradėsiu kitaip kalbėti, tačiau susukiu keletą video ir pasiūčiau žmonėms, kurie yra mano grupėje lietuviai, nes aš noriu jiems padėti, kadangi aš per metus Italijoje padariau grupę 1700 žmonių, aš atradau tik 2 žmonės, bet suorganizavau taip, kad visi užsidirba pinigus. Virš 500 000 suprekiavom ir užsidirbam auksu. Jeigu Italija sugebėjo užsidirbti auksu, lietuviai lygiai taip pat gali užsidirbti auksu. O gal lietuviai nenori išeiti iš vergystės, ne? Tai aišku, netaip sunku, netaip lengva patikėti, kad čia yra viskas, kad veikia. Aišku, kad veikia. Jūs nieko neprarasit. Jūs neprarasit 375 €, kuriuos reikia investuoti nusipirkti auksu. Jūs prarandate kiekvieną dieną 7 000 €. Nes kompanija mums leidžia užsidirbti, investavus 375 €, uždirbti 7 000 € pastoviai. Yra tokių lyderių, kurie gauna nuo 5-8 kg, 10 kg aukso į mėnesį. Taigi, niekas manęs neieško, jokios policijos manęs, jokie Interpolai manęs neieško. Galite ramiai miegoti, nes aš labai ramiai miegu, aš jau metus čia dirbu. Aš jums tik tai noriu pasakyti, kad čia ne visiems, ypač nekvailiems, tačiau žmonėms, kurie supranta, kurie mato opportunity, jeigu nežinau kaip lietuviškai išversti, tai yra galimybė verslą, kadangi darbo nėra, politika visiškas krizė ir taip toliau, nenoriu sakyti, nenoriu keikti šią video, tačiau susimastykit žmonės, jeigu jums kažkas pasiūlė kažką, panaršykit giliau, pasidomėkit, nesakykit iš karto, ne, tai nesąmonė, tai piramidė. Piramidė yra Egipte, palikim ten Egipte stovėti, piramidė yra visur. Gerai, taigi linkiu jums visiems su artėjančiam šventėms pozityvumo, paklausyti kito, ir neįsivaizduot, kad kažkas kitas jūs nori įkišti į bedugnę ir kažkur jūs nugramzdinti. Ne. Mes čia dirbam labai draugiškai visi. Čia yra tiesiog teamwork. Tai va, iki greito.